Kelbiu iššūkį, per 1 minutę pristatysiu visą butą video. Važiuojam, startas. Tai va, šioje erdvėje yra numatyta virtuvės zona, čia stovės kaitlentė su sala ir tada einame į miegamąjį, kuris yra netgi 15 kvadratinių metrų su 5 kvadratinių metrų drabužinė, čia stovės lova, televizoriaus siena ir pažiūrėkite terasą, miegamasis turi nuostabią terasą, eime toliau į kitą miegamąjį, kuris turi vėlgi išskirtinį variantą, vėlgi išėjimą į terasą. Jūs pažiūrėkite, kokie tai vaizdai yra. Wow, čia yra kvapą gniaužiantis ir dabar mes atsidurime kur? Svetainėje. Svetainė yra šita bendra zona, beveik 50 kvadratinių metrų ir kas svarbiausia, čia stovės sofa, ten televizoriaus erdvė, o čia numatyta yra darbo zona. Stalas ir viskas paruošta taip, kad galėtumėte dar ir darbuotis šiame bute. Turime kiek? 15 sekundžių, dar turime vonią parodyti. Eime, man patinka vonia tom, kad čia yra labai erdvi ir plius langas. Ar matėte dažnai vonioje langų? Aš tai pakankamai retai šiuose butuose ir šita terasa yra kažkas tokio. Nu gerai, laukelyje, bet aš spėjau, pažiūrėkite. Vaizdas. Lauk, nepasakiau pagrindinę dalyko, einam, ką dar norėjau parodyti, čia yra pagrindas šio buto. Tai yra 4 metrų aukščio padarytas stoglangis. Jūs pažiūrėkite, tas yra stoglangis pagal užsakymą darytas ir tokių, aš nežinau, aš nesu mačiusi tokių butų su tokiais vaizdais. Kiek daug šviesos. Tai va, biškutį pavėlavau į minutę, bet prezentacija tikiuosi pavyko ir patiko jums. Ateikite ir apsižiūrėkite šitą butą. Aš žinau, kad jisai sulauks labai greitai savo pirkėjams.